Sveiki bičiuliai, šiandien susipažinsim su dar vienu kinietišku motociklu. Aš kaip ir minėjau, kiniečiai labai agresyviai įeina į Europos rinką, daug reklamos, daug labai dėmesio, daug kalbų. Ir aš irgi norėsiu šiandien su jumis pasidalinti savo patirtim, papasakosiu savo įspūdžius. Tai šiandien apžvelgsim KOVI 800 Pro. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. Šiandien bus truputį kitokio formato apžvalga. Man kompaniją sudarys mano draugas Evaldas su Yamaha Tenere. Šiandien laukia daugiau truputį pasivažinėjimo. Važinėsimės mišku, sulyginsim šitos du motociklus, pasitengsim sulyginti. Aišku, nežinau, ar galima pasakyti, kad čia bus toks tiesioginis konkurentas Yamahos. Pagal išvaizdą ir pagal svorį, tai gal ir labai arti stovi Yamahos Tenerės, bet pagal galią tai 100% žymiai galingesnis motociklas. Pagal galę tai jisai bus kaip KTM 7.9. Čia yra analogiškas variklis, jeigu aš neklystu. Gal kažkiek modifikuotas, bet dirba labai panašiai, skamba labai panašiai. Kaip visada, pirmieji įspūdžiai. Visai toks manevringas atrodo. Iš pirmo žvilgsnio nesunkus motociklas. Aš kai skaičiau apie parametrus, tai galvojau, kad jie klaidą čia padarė, kad čia 71 kW. Turi tą tokį garsą pats variklis. Man asmeniškai va tie varikliai tokie, kurie skamba, jisai aliai kaip ir toks miesto motociklas, bet man biškį erzina, kad jisai pastoviai skamba. Kažkoks garsas toks ant žemų apsukų. Bet variklis elastingas. Nėra taip, kad jisai aukštų apsukų. Labai neblogai ima iš žemų. Žemas motociklas, nepasakysiu, kad aukštas, minkštutis. Esu nusiteikęs, kad šitas motociklas bus toks, nežinau, miesto visureigis, nebus labai rimtas endurikas, mes aišku jį būtinai patikrinsim miške, koviniam režime, kaip visada. Mieste visai maloniai dirba. Tokios apsukos 3,5 tūkstančiai, 4 tūkstančiai apsukų. Maloniai, minkštai. Gazo rankeną atsukį, tai jaučiasi, kad čia galios nemažai. Ant laisvų apsukų, tai biškiai yra tas garsas, nežinau, ar girdisi ar ne. Tai toks jaus, kad kokių poveržlių primėtyta, tai ten jie ten barška, traška. Bet kai važiuoji, kažkur 3,5 3000 apsukų, tai visai maloniai, nėra to garso, minkštai dirba. Čia net eko kažkoks režimas, ride mode yra, taip, pažiūrim, kas čia yra, sport eko. Mes iškart sport turim jau, taip čia įjungti. O, sport ir skidelis pasikeitė. Greičiausiai tik gazo rankena bus tokia agresyvesnė, galios ten tiek pat bus. Pažiūrim, kaip jisai įsibėgėja. Suveikia trakšionas. Trakšioną išjungiu. Pažiūrėsim, kaip jisai čia dabar. Nes pagazuot visiškai neduoda. Sėdėsina visai nebloga. Visai patogu. Vėjo apsauga čia silpnoka. Mažas. Stiklas. Pučia pastovi. Pasižiūri oficialią reklamą KOVI, tai jį pristato kaip tokį endurinį motociklą, važinėti dykumoj, žvyrkeliai. Nemanau, kad jisai bus skirtas ten važiuoti 10 000 kilometrų kelionę. Nors nėra vibracijų. Važiuoju 4 bėgių, 4000, galim pamėginti 5. Neblogai, netgi 5 važiuojam beveik 70. Nėra vibracijų, labai maloniai dirba.
Gal pastatyti čia aukštą stiklą ir galima būtų kažkur į užsienį nuvažiuoti. Nu, aišku, su strytis žmonės važinėja į užsienį, aš tiesiog kalbu apie save, kad esu pripratęs prie tokio didesnio motociklo, aukštesnio, nenupučia vėjas autostradai visai. Šitas vis tiek lengvutis, toks manevringas, tikrai galėtų būti kasdieninis motociklas. Labai panašus jausmas, kaip paskutinį kartą testavau 8-9 KTM. Tas KTM-as irgi labai agresyvus, kaip ir šitas, ir norisi pagazuoti. Neblogai įsibėgė, nenoriu stipriai čia gazuoti. Čia rytas, tai daug mašinų. Kaip gulintis policininkas, pakaba. Minkštutis, visai neblogai. Žvyrkelį nusuksim, irgi pirmas toks įspūdis žvyrkeliu važiuojant. Čia neilgas, bet trupučiuką noriu, nors kažkiek suprasti, kokios čia padangos stovi. ABS-ų neišjungiu. ABS-as veikia, to pačiu patikrinu. Taip, ABS-as išjungiu. Nu viskas, kaip ir ABS-as išjungtas, aš patikrinsiu dėl visako. Jo, viskas tvarkoj. Padangos čia silpnutės. Nelabai yra sukibimo. Visai neblogai, plonas motociklas. Labai fainas suimti. Jis gan agresyviai stabdo variklį. Čia yra prasistanti sankaba, neužsiblokuos pagal viską ratas. Bet vis tiek paleidžiu gazą, jis labai agresyviai. Smeliukas. Antrų bėgių per agresyviai įsivažiuoja. Oi, kaip prasisuka. Visai fain. Primena labai, KTM 8-9, aš paskutinį kartą testavau, tai dar biškį atsimenu tą pojūtį. Rauna labai gerai rauna. Iš pirmo žvilgsnio motociklas atrodo surinktas visai neblogai, kiek aš čia čiupinėjau, nieks nekliba, viskas tvarkoja. Plasmasė atrodo irgi visai nebloga. Netraška, nieko, šiaip bandžiau jį čiupinėti gan stipriai, tai viskas kaip ir gerai, posūkiai aišku ne guminiai, bet gal ir neatlūš netgi. Eina komplekte apsauginiai lankai. Apsauginių lankų sprendimas toks labai keistas, jis eina per plasmasę ir dar su vienu kronšteinu. Tai nežinau, arba prie griuvimo lūš šitas lankas, arba lūš tas kronšteinas viduj. Ir tada plasmasė sulūžo. Nežinau, ar veikia, ar neveikia. Kas turi tokį motociklą, galite parašyti komentaruose, ar griuvinėjot, kas lūžta, kas nelūžta. O taip aplinkui vaikštau, atrodo viskas tvarkoj. Iš dizaino pusės tai čia skonio reikalas, aš kaip visada sakau. Nepasakysiu, kad jisai atrodo iš šono kažkoks pigus motociklas iš senukų. Ne, jisai labai tvarkingai, uždėtum Hondos ženkliuką, va čia vietoj kovė. Tai neatskirtum. Man asmeniškai. Nei sėdynė klyba, nei nieko, viskas atrodo tvarkinga. Gale tokie irgi yra laikikliai, labai patogu už juos paimti. Aš netgi bandžiau biškį. Nesunkus motociklas, lengvas. Variklis čia stovi tikrai galingas, 71 kW, 800 kubinių centimetrų. Man atrodo, čia analogiškas variklis kaip ir KTM 790, jeigu aš neklystu.
Bet skamba jisai labai panašiai kaip KTM-as. Tai greičiausiai bus toks pats variklis, gal kažkiek modifikuotas, bet traukos tai žinokit per akis. Labai gerai traukia. Galim tradiciškai paklausyti, kaip jisai dirba. O skamba jisai. Ant laisvų apsukų tai man tai šlikštokai dirba. Bet šitiems varikliams čia yra būdinga. Nežinau, ant kiek resursas sumažėja dėl šito garso. Bet greičiausiai, kad ne, viskas gerai. Bet kai jau rasisuka, tai visai tyliai, visai smagiai, tolygiai dirba. Apsukas ima, tai košmariškai gerai. Man asmeniškai variklis ant laisvų apsukų, tai taip šlikštokai dirba, norėtųsi truputį, kad tyliau dirbtų. Nežinau, kažkam gal patinka, gal viskas gerai, bet važiuojant, jeigu kažkur ten 3000 apsukų, tai nieko nesigirdi, tyliai, maloniai dirba, labai elastingas variklis, duodi gazo, kiek duodi, tiek ir važiuoja. Svarbiausia, per daug neduot gazo, nes keliasi ant vienkės labai lengvai, ten iš antro bandžiau kažkiek, tai nėra problemų, manau ir trečių pasikels. Bet aš nepraktikuoju ant vienkės važiavimą. Turi praslystančią sankabą, praslydimo sistemą, ABS-as. Šiaip tinklapyje rašosi, kad Pro versija turi Quick Shiftą. Nežinau, bet čia nėra Quick Shifto, arba ten klaida padaryta, arba aš kažko neteisingai suprantu. Pavarų dėžė visai neblogai jungiasi. Gal vietomis buvo sunkoka rasti neutralinį bėgį, bet aš manau, kad čia dėl to, kad naujas motociklas, dar neprasidirbo, kaip sakoma, neprasitrynė. Aš manau, kad su laiku truputį lengviau jungsis neutralinis bėgis. Sankaba čia trosinė, lengvutė, kaip būtų nekeista, labai lengva sankaba. Palyginus su Kove 450 rally, tai ten sunkesnė sankaba. Ten gal bus ašelė trumpa, dėl to sunkiai išsispaudžia. O čia labai lengvai, su vienu pirštu galima. Pamėginsim dar, kaip variklis važiuoja miesto režimu. Trupučiuką erzina, pastebėjau, kad gazo rankena turi tokį laisvumą. Tai biški duodi gazo, tai jisai, kaip pasakyt, taip nervingai biški juda vietomis. Nu, bet aš čia pradedu kabinėtis. Galim pamėginti dabar įsibėgėjimą to pačiu, tiesioji. Pažiūrim, kaip jisai. Labai lengvai pasiekia ribotuvą. Bet žinokit, važiuoju, pasilenkęs į priekį ir jaučiu, kad pastovi priekinis ratas nuo žemės atsikelia. Lemba daug galios, labai daug galios. Ketvirtų bėgių 40, tai jau sunkok, jau nevažiuoja. Čia ne Tenerė. Tenerė galima važiuoti, man atrodo, 5, ten 40. Čia jau 3 reikia mesti žemyn. Lygtais nestipriai gazavau, niekur nestovėjau kamštį, bet ventiliatorius jau įsijungia. Jeigu mane atmintis neapgauna, tai lygtais ir KTM ventiliatorius ten pastovi, vyniodavo ir vyniodavo. Šitas pats. Vienas didžiulis radiatorius, bet šyla. Pamėginsim, kaip miške bus, ar kais labai stipriai ar ne. Taip, tai darbinė temperatūra, viskas tvarkoj. Koks gražus logotipas koks. Ja, darbinė temperatūra, viskas gerai. Mes jau susitikom su Evalda, tai važiuojam dabar testuoti koviniam režime. Jeigu pavyks, tai gal ir sulyginsim kažkiek. Bet pas jį jau ta Tenerė yra patobulinta, pakeista pakaba, viskas kas įmanoma ten pakeista. Sakau, galima dar ir pasidraguoti, bet neverta. Vis tiek čia žymiai daugiau galios. Aš asmeniškai noriu jį išbandyti, ar su juo galima koviniam režime važiuoti. Ar jisai tinkamas, ar pakaba leis, variklis tai 100% leis. Smagus variklis. Tuoj važiuosime į mišką. Turėsiu dar priprasti prie padangų. Padangos tokios silpnokas. Įvažiavome į mišką jau. Tai kol kas dar turiu biškį įsivažiuoti.
Bet ant kiek mažas motociklas, išvis mažytis. Turiu dar biškį sušilt. Toks jausmas, kad važiuoju, nežinau, su A2 kategorijos motociklu. Variklis minkštas, visai įdomiai dirba. O trečių bėgių važiuoju, 40. Nereikia aukštesnių apsukų laikyti. Jo, visai įdomiai. Labai neblogai. Oi, ABS pamiršau išjungti. Aš kaip visada, savo stiliai. Labai gaila, kad jisai neatsimena. Variklis patinka. Labai galingas. Sakau, man didžiausias yra minusas šito variklio, kad jisai ant laisvų apsukų labai šlykščiai dirba. Man nepatinka. Padangos silpnokas. Labai silpnai laiko. Tuo pačiu su Evaldu padarėm treniruotę tokią prieš Enduro festivalį Zarasuose. Nes po kelių savaičių jau festivalis bus. Turėtų būti labai įdomus formatas. Visiškai kitoks. Jeigu aš neklystu, tai startas ten prasideda iš 3 miestų, iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio. Ir visi važiuoja į Zarasus. Iš kokio miesto startuosit, tokį maršrutą gausit. Ten pačiuose Zarasuose dar bus kažkokio veiksmo, koncertai ir taip toliau. Nu, su juo, jeigu treilą važiuot, trupučiuką reikia vietomis padirbti su sankaba. Biškį nervingas toks, kaip bebūtų. Jeigu būtent dar antrų važiuoja į bėgių, tai tikrai reikia dadėti sankabas. Atleidi gazą, tai gan stipriai stabdo variklių. Padangos silpnas labai. Smėliu bus sunkoka važiuoti su tokiom padangom. Labai mėtų stipriai. Arba jos dar pripustos čia po 3,5 baro. Irgi tas daduoda. O kol kas, jeigu tokiais žvyrkeliais palakstyt, tai visai neblogai važiuoja jisai. Labai daug galios. Nu, treilas man truputį nepatiko. Bet žvyrkeliais pravaryt visą Lietuvą, tai malonumas. A, kur tokie kalniukai, tai lemba sunkoka, toks nervingas variklis. Reikia vietomis sankabą dadėti. Pakaba kol kas neprasimuša, visai fain. Tarp kojų visai neblogai suimt. Lonas jisai gerai jaučiasi. Su juo treilą nelabai. Man nepatinka asmeniškai. Bet kiek jisai gerai traukia užtat. Antrų bėgių man tenka dabar pastoviai su sankaba žaisti, kad jisai ne taip nervingai startuotų, nes
Negaliu nieko komentuoti. Labai susikaupęs važiuoju. Padangos visiškai neatleidžia klaidų. Galas gyvena savo gyvenimą ten iš viso. Vat sulėtėjau dabar 3 bėgių ir man tenka su sankaba žaisti. Nesinori jau antrą mestą pačion, nes tu važiuoji tokie kalniukai susikaupęs. Tai vat su sankaba biški pažaidė tada gerai. O čia gera treniruotė gaunasi. Man asmeniškai tai jo sukovė 450 rally tą versiją. Lemba čia lėkiau, tai išvis kosmosas. Kaip su dakariniu motociklu. Su šito jau taip nepavyksta. Norėtųsi čia 3 lėkti, bet nesigauna man kažkaip. Jo, padangos čia neatleidžia visiškai klaidų. Žvyrkeliu važiuojant, man atrodo, bet kokiu bėgiu gali šonu paleisti tą motociklą. Nėra problemų visiškai. Ar tai 5, ar tai 4. Vietomis baisu darosi. Ar 5 bėgis. Kosmosas. Ketvirtas. Eina šik, kaip jisai važiuoja gerai. Nu, 3 bėgių į posūkį, tai su sankaba, o po to tai jau kosmosas, žiūrėkit, 4 ir gazą duodu. Baisu darosi. Teleportuojasi, žinokit. Oi, kosmosas, labai neblogai važiuoja. Ir rankos skauda, pastoviai laikyti stipriai. Nu, kas nebijo greičio, galios, tai galit išmėginti, bet jeigu pirmą kartą, tai nu, toks variklis įdomus labai. Norėtųsi aukštesnio stiklo, labai stipriai pučia, visur pučia, ir iš šono pučia, ir ten. Manau, girdisi, ant kiek viskas garsiai. Bet 6 bėgių 4000 apsukų labai maloniai važiuoja. Čia bus truputį smėlio, tai nežinau, ar verta kažką komentuoti, kaip variklis važiuoja smėlio, ar užtenka galios. Man atrodo, čia bet kokiu bėgiu važiuosi, užteks tos galios. Čia jos per daug netgi. Padangos tik neleidžia labai važiuoti greitai, labai stipriai mėto. Man tai toks jausmas kaip kokios tiesiog asfaltinės padangos. Arba jos čia labai stipriai pripūstos, arba kas, bet labai sunkiai važiuojas. Aš nežinau, ar į tą kalną net pakilsiu. Ant 3 bėgių. Galima važiuoti, bet sunku. Jo, padangos silpnokas. Arba per daug pripūstas. Nemanau čia, kad reikia kažkokių komentarų iš variklio pusės smėlė. nuo 3 iš vietos. Jam nesvarbu, kokiu bėgiu važiuoja. Ai, čia labai graži vieta.
Svoris šio motociklo 183 kg, nėra daug. Lengvutis, važiuojant išvis kaip dviratis, man asmeniškai. Aukštas sėdynės 845 mm, nėra aukštas motociklas, žemas, su ūgiu 1,5 m irgi galima bus važiuoti, ar 1,5 m. Nu, žiūrėkit, mano ūgis yra 1,75 m. Aš pasiekiu pilnai žemę su kojom, netgi biškį sulenkta per kelius. Lengvas, plonas motociklas. Važiuojant, tai išvis nesijaučia svorių. Ir dar tiek prie to viso galios, tai išvis kosmosas. Ratai čia kaip priklauso, priekį 21, gale 18, tikras endurikas, tas man patinka, nedaro tos egzotikos, ten priekį 19 ratas ar 18. Galima uždėti normalias padangas, normaliai paendurinti. Aišku, čia stovi tokios silpnutės, man atrodo gal Pirelli Scorpion. Kuro bakas čia 20 litrų, aukštai iškeltas, kaip Teneriai labai panašiai. Klasikinis toks motociklas, ne KTM-as, kur apačioj bakai. Visai neblogai jaučiasi, visai neblogai. Nesijaučia, kad čia svorio centras labai aukštas. Rašosi, kad valgo 4,6, visai nedaug. Tiek galios 71 kW ir tiek nedaug valgo, tai labai neblogai, jeigu bus čia tiesa. Šakės priekiai 43 mm, gan storos, 210 mm eigos, gale irgi, jeigu aš neklystu, 210 mm eigos, prošvaistė 245 mm, nėra labai daug. Kai važiavau pasimti tą motociklą, buvau nusteikęs, kad motociklas nebus skirtas labai stipriai endurinti, gazuoti, kaip man patinka, bet mes persikeliam į mišką ir aš daugiau papasakosiu ten. Pakaba žvyrkeliais važiuojant visai neblogai dirba. Aš atsisėdęs važiuoju, minkštutė. Važiuoju 70 žvyrkeliukų, nieko nejaučiu, ramiai. Galima 5 jungti. Miškovežį važiuoja. Nu, su tokiu susitikti miške, tai nesinorėtų. Šitoje vietoje labai daug pjauna miško. Oi, kiek dulkių. Tai visai neblogai pasivažinėti. Jie pridaro naujų keliukų. Na, mes važinėjomės. Atsisėdus, žvyrkelio drąsiai galima. Minkštas, bet nebus toks minkštas kaip, nežinau, kaip Afrika, kaip pavyzdžiui originali Tenerė. Tenerė truputį minkštesnė, jaučiu. Ir žinau, kad Tenerė prasimuša, jeigu pašokinėjai aukščiau. Patikrinsim kaip šitas, ar prasimuš ar ne. Jo, aš pažiūrėjau, kad čia padangos pripustas, nežinau, gal po 3 barus tikrai. Labai kietas. Tai sunkoka važiuoti. Bet kiek čia galios? Pakaba visai neblogai dirba. Mes kažkaip čia su Evaldu pakalbėjom. Greičiausiai, kad bus truputį geresnė negu Yamahos iš salono tiesiai. Nu, senesnės Yamahos, pavyzdžiui, palyginti. Ten 22 metų kokių, 23, nežinau, gal ten jau patobulino jie. Nėra tokia minkšta, ne fotelis, bet ir nepasakysiu, kad jinai kieta kaip KTM. KTM-as labai kietas. Kietas jisai, sportinis, su juo labai faina važiuoti. Bet jeigu nori taip ramiai pavasivažinėti, tai ten biškį per kietą. Čia jau eina demperis, tai woblingo tokio nėra. Pavyzdžiui, palyginus kaip buvo su šito rally 4PM versija. Nu, kaip pakaba, jeigu čia šokinė truputį, neprasimuša, visai smagiai. Visai fainai. Bet kiek čia galios? Aš 3 dabar važiuoju. Galima, man atrodo, netgi ir 4. Nu, pakaba nėra labai kieta. Labai fainai važiuoja. Smulkios duobės. Ir aš negaliu pasakyti, kad jinai per minkšta, kaip fotelis. Visai įdomiai dirba. Žinot, kai būni pagauni kokį slindusį šaknį
ir patmuša šikną. Kol kas tokio nepajaučiu. Kaip jisai gerai rasisuka. Aš manau, laikas parodys, jeigu bus jisai patikimas ir ten be gedimo galėsi su juo ten kokį 50 000 važiuoti. Tai manau, bus labai neblogas konkurentas Yamahos, būtent Transalpo, nežinau, KTM-o. Nu, kaina tai labai konkurencinga. Nu, čia kalniukas toks smėliuotas, aš nežinau, ar paimsiu. Su pampadangom. Šiaip paėmiau. Gan toks sudėtingas. Neprasimuščiau. Švis ledas. Labai fainai. Galim truputį iš arčiau pažiūrėti, kaip surinktas tas motociklas. Stabdžiai čia stovi jų, ta Isko, nežinau, kaip netgi tart reikia, bet visai didelis suportas, neblogas, diskas didelis, stabdžių 100% pakanka, labai neblogai stabdo. Gale suportas stovi toks jau masyvesnis, didelis, stabdo visai neblogai, netgi galima su keleiviu važiuoti, bet keleiviui pagailėjo guminių kojelių pastatyti. Tai manau, jaus visą tą vibraciją, vairuotojas jau su guminiam. Stabdžių kojelė neužsilenkia, o galėtų, būtų visai neblogai. Turi apsaugą šiokią tokią, metalinę, nu šiaip stora atrodo. Nu, atlemda zondas čia toks išlindęs, tai gali nukentėti. Perjungimo kojelė užsilenkia, tas džiugina. Galim nuimti sėdynę, pažiūrėti, kas ten. Po apačio tokio. Nu, čia tai bakas eina. Jo, žiūrėkit. Dėl to ir nesijaučia to svorio, nes bakas nesibaigia va čia. O jisai dar paskirstytas va, po sėdynę. Tai visai neblogai. Įdomus sprendimas. Čia viskas tvarkoj, gražiai viskas surinkta. Įdomu, ar duoda kokį komplektą įrankių. Čia kol kas nieko nematau, nieko nėra. Gal kažkur jisai paslėptas yra, aš net nežinau. Bosch kompiuteris stovi. Įdomus sprendimas su baku. Plasmasinis bakas. Sėdynė susiūta irgi tvarkingai. Nežinau, ar kam čia įdomu. Sėdėsena motociklo visai nebloga. Miške galima ir prisitraukti arti vairo, alkūnės į viršų. Ir manevruoji. Lengvas motociklas, visiškai nesijaučia svorio. Ir taip pat visai patogu suimti su kojam, suspausti. Plonas motociklas. Ir galima pagazuoti. Kaip jisai gerai rasisuka. Labai daug dulkių pakeliu jam. Kai vat rasisuka tas variklis, tai ten buksuoja be perstojimų. 4 ar 5, nesvarbu. Gaunasi tiesioginis sulyginimas su Tenere. Atsisėdau čia vat kilometrą pavažiuot, ant kiek elastingas šitas variklis yra. Nepatikėsi. Tas variklis, tai nėra net kalbų. Ten visiškai, jeigu palyginus su šito, elastingumo ten nėra. Taip jisai visai neblogai važiuoja. Visai neblogai, nėra toks labai nervingas, kaip pavyzdžiui buvo Kove 450. Ten tai išvis kosmosas. Bet šitas ant kiek? Jisai kaip, nežinau, kaip troleibusas važiuoja. Dabar toks jausmas man. 3 bėgių, žiūrėkit, 30 ir gazų duodu. Ir jisai traukia. Nu, visai kitaip. Bet šitam nėra tiek smagumo kaip tam variklis. Tas variklis žymiai smagesnis. Tas toks nuspėjimas, tolygus. O ten reikia laiko prie jo priprasti. Netgi gal pirmus metus normaliai net nepriprasit. Jisai jau nemažai laiko turi Yamaha šitą. Ir galima bus paklausti, kaip jam pakaba, va, būtent šito Kove. Jeigu palyginus su originalia pakaba Tenerės. Na ir kaip to pakaba, tu man pasakyk, jeigu palyginus su Yamahas Tenere? Jeigu lyginant su stokinė Tenere, tai šį čia daug geriau. Šiaip ir pašokas kažkur tikrai pakankamai. Ir prie smėlio pakankamai stabiliai irgi važiuoja kažkaip. Dėl pakabos tai tikrai nustebau. Nu jo, šiaip gal ir visai nieko. Pasivažinėjus visą dieną, po viską galima, žinai, būtų normalią nuomonę pasakyti, nes dabar tai, nu taip. Pasirodė visai nieko.
Aš aišku nepasakoju tokios smulkmenos, kaip USB yra, Type-C čia išėjimas yra. Man atrodo, jau čia kiekvienas tas motociklas turi naujas. Neverta kažkaip akcentuoti į tai. Jau važiuoju atiduoti šitą motociklą. Tai liūdna darosi. Jeigu liūdna darosi, reiškia, visai patiko motociklas. Jisai linksmas. Jeigu nebūtų tokia pakaba gera, tai jisai būtų, nelabai fainas. Taip linksmai nepavyktų važiuoti. Variklis geras, galingas, norisi greit važiuoti, bet jeigu pakaba neatidirbtų, tai būtų, nesąmonė. Kad nors kažkiek sulyginti Tenerę su Kove 800, tai padarysim dragą. Kokį dragą? Ne iš vietos, bet antrų bėgių pamėgėsim iškart ir po to trečių bėgių. O, šitas labai greitai važiuoja. Jis netgi biškį davė net probuksais tokiais. Gerai, kad kiniečiai nesumelavo. Yra čia 71 kW. Ketvirtų. Galim ketvirtų dar pabandyti. Lėčiau dar? Ok. Nori lėčiau. 40 važiuoti. Nu, davai. Ir ketvirtų. Ir aš nepasakysiu, kad Yamaha iš žemų geriau paėmė negu šitas. O, kaip jisai vaina gerai. Štai tokia gavosi apžvalga. Tikiuosi, kad jums patiko. Truputį kitoks formatas. Daugiau biškį važinėjau, negu stoviu šalia motociklo. Kažką ten pasakoju apie kažkokius nereikšmingus parametrus. Man asmeniškai atrodo. Tu prieš perkant motociklą pasižiūri, kiek kilovatų, kiek eigos šakės, kokia prošvaistė, koks aukštis sėdynės ir viskas. Ir tau reikia tiesiog atsisėst, patestuot, pasivažinėt ir suprasti, čia ar tavo motociklas ar ne tavo. Ir dar svarbiausia ir didžiausias parametras man asmeniškai, jeigu galima pavadinti, tai motociklo patikimumas. Ar jisai patikimas motociklas, ar kokie kompai negenda, ar ten variklis gerai surengtas, ar nėra kažkokio broko, ar stabdžiai geri ir taip toliau. Tai vat man yra svarbiausia. Ten stabdo gerai labai, traukia labai gerai, sėdėsina patogiai. Nu, tas tai tikrai faina, džiugina mane, kad nėra vat tokio blogo surinkimo. Žinot, klyba kažkus, viskas. O čia viskas tvarkoja. Tikrai kiniečiai pradeda po biškį mane stebinti. Tai nežinau, kas turit motociklą tokį, parašykit komentaruose, parašykit, kokios problemos yra. Va čia svarbiausia, kad būtų komentaruose kaip forumas, kad užeitų žmonės, žiūrėdami apžvalgą, pasižiūri komentarus, paskaito, kažkas pasidalina savo patirtim. Mano patirtis visai nebloga, labai emocingas motociklas, labai įdomus, labai galingas, patogiai sėdėsina, visai neblogai važiuoja miške. Galima pasilinksminti, drąsiai galima būtų su juo pravažiuoti kokį TEDą Lietuvos, ar ten Latvijos ir Lenkijos tuo pačiu. Įdomus motociklas. Klausimas, ar su keleiviu galima būtų pasivažinėti. Nu, čia klausimas. Galios 100% užteks, bet ar patogu bus? Tai bičiuliai, ačiū Jums dar kartą, kad dažiūrėjote iki galo. Tikiuosi, kad patinka. Ačiū visiems, kurie mus palaikot mus per Contribui platformą, palaikot per YouTube platformą. Ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie mūsų kelionės su Karolina. Ačiū Jums visiems iš anksto ir susimatysim jau kitą savaitę. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.